Sekantis klausimas. Jau aš minėjau, kad šiandien Seimas priėmė 11 metų valstybės biudžetą ir ten yra daug numatyta lėšų, įvairios sumos minimos, aš gerai nežinau, milijardas skaitų, kaip bus ištrauktas iš šešėlinės ekonomikos. Tai, ko gero, šis klausimas gal būtų Seimui, vyriausybės premjerui, bet klausimą, ką jūs Zarasuose darysite, kad ištraukti lėšas iš šešėlinės ekonomikos. Iš tikrųjų, savivaldybės galimybės čia yra labai menkos šitos srity, tai yra teisėsauga, teisėtvarka, mokesčių inspekcija, kuri turi realius svertus pasinaudoti galimybėmis, kad žmonės, tai yra kontrabanda turbūt ta pati, šešėlinis pardavimas turguose, be kasos aparatų. Tai manau, kad tai yra sudėtingesnis klausimas, o ką savivaldybė padarytų, tai aš manau, kad lygiai tie patys verslo liudijimai. Jeigu mes sumažinam tos verslo liudijimus, tai vėlgi dalį žmonių turbūt grąžinam iš šešėlį, nes jiems reikia mažiau mokėti mokesčių. Tai toks sprendimas yra pilnai įmanomas. Sekantis, vėlgi, 11 metų valstybės biudžetas, kaip aš jau minėjau, mes kol kas dar jo neturime, artimiausių laikų rengsime visus reikiamus projektus. Kaip rajonas sprendžia bedarbystės problemą, tai ir tam tikros tai yra viešųjų darbų problema pirmoje eilėje, įmonių rėmimas, verslo liudijimai. Kiek Zarasų rajone padidėjo socialinių išmokų mokėjimas, čia dėja tenka pasakyti, kad rajone padidėjo dvigubai socialinių išmokų mokėjimas nuo 3 milijonų iki 6 milijonų litų. Manome, kad tas mokėjimas yra, kaip ir dabar jau stabilizuojasi, bet kita vertus turbūt tie žmonės daugeliu atveju pajamas jau gauna iš socialinių pašalpų ir būtent negauna pajamų iš darbo rinkos. Ir taip pat pabaigoje klausimas, dar ne paskutinis, tai šiame bloke apie dabartinės vyriausybės vykdomą politiką. Tai turbūt, kad būti populiarus, aš turėčiau čia visais galais išpeikti vyriausybę, kokia jinai nesąmoninga ir pasakyti, kad jeigu aš būčiau premjeru, tai padaryčiau viską kitaip. Bet aš manau, kad vyriausybė daro savo tuos nepopuliarius namų darbus ir visi keiksnoja, roboja vyriausybę, bet turbūt nėra šiai dienai alternatyvos. Nėra šiai dienai alternatyvos tai vyriausybės vykdomai programai, vyriausybės vykdomai politikai, patinka jums, nepatinka su visais savo pliusais ir minusais, nes dėja šiandien yra tiek, kiek yra ir, mano manimu, netgi 11 metų biudžetas, jis turbūt nacionaliniu mastu nėra blogas. Aš prieš keletą dienų kalbėjau su kolegomis iš Latvijos, tai jeigu mes kalbame, kad kažkur tai subalansuosime savivaldybės biudžetą praeitų metų lygyje, gal su tam tikrų prieauglių, tai kolegos Latvijai kalba apie dar vieną mažinimą minus 10%. Tai, sakykime, galime įvairiai traktuoti, galime peikti vyriausybę, kad jinai nesiskolina, kad jinai, kažkokių tai dovanų neduoda, bet jinai šiandien daro tą, ką gali daryti. Gal tam tikros sferos, daugiau galbūt apkarpamos, tam tikros mažiau, bet vienai kaip kitaip šalis vis tiek brenda iš krizės ir manau, kad anksčiau vėliau duos rezultatų. O kad estai jau baigė išbristi iš krizės vien todėl, kad turėjo sukaupti tam tikrus rezervus. Ir turbūt čia ačiū reikia pasakyti, kad būtėsi buvusiam vyriausybėm, kurie artėjant ir faktiškai skambinant Europos komisijai visais kanalais apie jau įvykusią krizę praktiškai, buvo toliau didinamos visos programos, pensijų kėlimo, motinystės išmokų didinimo ir panašiai. Tai šiandien mes turime tikrai tam tikrus rezultatus, negalime pasakyti, kad tai absoliutu, bet daugeliu atveju yra nepamatuotas išlaidavimo politikos 2007-2008 metų rezultatus. Su tuo tenka susitaikyti.